like mine. When gone for a year, only go like once. Life move fast when you do what you want. Cause I'm doing what I want. Hope you doing what you want. What we want. My jewelry look like Tyler Perry, but she don't love me, she too scary. My hope is fun like Jackie Brown. I wanna know if she too down. Will you be my leading lady? I want a contract, girl, no maybe. In the meantime. Sveikučiai, nieko nebelaukiau ir pasidarau mačius, nes žiauriai šilta laukia, nu ir to pačiu šalta ant pavėsio, bet šilta, kai ne ant saulės, tai žiauriai ištroškau, tai pasidariau mačius padelį savo. Dar buvau nepasisveikinus su jumis, tai dabar sveikinuosi, aš esu Gabrielė ir aš filmuoju dažniausiai vlogus, dienos su manimi ir šiaip visokius pokalbius, tai jeigu manai, kad tau patiks toks turinys, būtinai pasiek šitą kanalą YouTube'o, o jeigu nori matyti manęs daugiau, tai gali pasiekti mane ir Instagram'e bei TikTok'e. Šiandienos video dienos su manim gal labiau vadinsis, manau, nes filmuosiu ne tik šiandieną, o filmuosiu per šitą savaitę tiesiog veiklas, kurias aš veiksiu. Nes bus tokių veiklų per savaitę, bet atskirų video irgi nenoriu daryti, tiesiog padarysiu į vieną, tiesiog kai kažką veiksiu, pafilmuosiu iš tos dienos. Tai šiandien buvau paskaitose, kaip matėt, ir tada ėjau siuntos pasiimt ir dar užsukau parduotuvę. Galim pasižiūrėti, ką aš ten nusipirkau ir ką gavau iš AliExpresso. Šiaip šiandien labai neišsimiegojau, nes vakar negalėjau užmigti, o paskaitos buvo nuo ryto, tai aš nei atrodau labai gerai, nei jaučiuos labai gerai, tai parodau jums dabar, ką čia turiu ir paskui susitiksim šiek tiek vėliau. Nusipirkau labai mielą keksiuką, tada nusipirkau cukiniją, nes norėsiu blynus su cukinijos pasidaryti kažkurią dieną, tai prie blynų grietinė ir sultis, nesultis, kažkoks sulčių gėrimas, nežinau. Svarbiausias dalykas, pirmas yra 4 lankeliai. Man jų nereikėjo. Bet žinot, kaip būna tie dealai tipo, pirk 3 daiktus ir tada bus nuolaida ten didesnė ir siuntimas negailas. Tai vat, man įpiršo šituos lankelius. Bet tipo, jie turėtų šiaip gražiai visai palaidus plaukus padaryti. Ir taip tipo, sušukuoja, na aišku, dabar nepamatysit. Oh fuck. Ai, vaigučiai. Bet žodžiu, jo tokių spalvų aš manau draugėm atiduosiu ar mamai porą, nes man tai užteks, manau, šitokių 2. Pažiūrėkit, aš to jį sudėsiu. Žodžiu, čia tokia gėlytė. Jinai iš 2 dalių yra. Čia nėra, kad užsifiksuoja, tai tiesiog užsideda ant viršaus. Ir čia yra smilkalai laikyti. Nes aš turėjau va tokį vat medinį, bet jis labai annoying. Ta prasme, tas smilkalas jisai kreivai laikosi ir tie visi... Viskas byra tiesiog apačiau. O čia tipo... Šiek tiek patrumpinau smilką. Nu, žodžiu, tai palaiko. Vis tiek byrės ant žemės. Nu, bet žodžiu, bent jau gražiai atrodo. Tokia lotosas toks. Tipo... Man visai gražiai atrodo. Tai jau, nauja smilkalinė. Ok, ir paskutinis svarbiausias man dalykas buvo. Tai mano stilius šiek tiek keičiasi ir labai ilgai norėjau šito pakabuko. Ta prasme, ir čia įnešioju, tai norėjau ir ant kaklo, tokio kaip hippie vibe. Tai nusipirkau tokį rinkinį. Tai žodžiu, 5 pakabukai. Pirmas, štai toks pagrindinis, kurio aš ir norėjau. Tada toks akmuo, žalias. Tada toks tipo kristaliukas. Tada 2 metalinės grandinėlės. 4, 4, 4. Toks medis. Šiaip labai cute. Čia dabar gal sunkiai matosi visi, bet taip atrodo užsidėjus. Aišku, nebūtina jų sunešiom, bet šiaip labai cute. O va taip ta smilkalinė atrodo. Ir va taip laiko smilką. Man visai gražiai. Ok, tai varu aš savo keksiuką valgyti ir šiek tiek pailsėti ir susimatysim vėliau. Aš norėsiu išbandyti, kur praeitą video nusipirkau garbanų tą aktyvatorių tipo, kur kaip gėlis ant šlapių plaukų uždėti. Tai bandysim pažiūrėti, ar atsigaus mano garbanos ar ne. Sveikučiai, čia kažkur po gerų kokių 4 valandų susitinkam. Ta pati diena išsimaudžiau. Pagaliau pamėginsim šitą Curl Buster. Pas mane yra garbanoti plaukai,
banguoti ir tokie kaip liūto. Nežinau, visą laiką ateina vasara, aš noriu nešioti dažniau savo plaukus, savo tikrus plaukus, aš nenoriu jų tiesinti ir taip toliau, nes karšta būna, tie plaukai nuo prakaito, nuo drėgmės ore ir panašiai, jie susigarbanoja bet kuriuo atveju man. Tai tas tiesinimas gaunasi toks bereikšmis ir bereikalingas plaukų gadinimas. Žinau, šlapių plaukų negalim šukuoti, bet norint uždėti produktą ir kad gautųsi geras garbanas, reikia iššukuoti. Tai šukuoju nuo galiukų, kylant į viršų tiesiog. Nežinau, šiaip galvoju atsiskirstyt viršų ir uždėti ant apačios ir tada ant viršaus produktą, nes pas mane, kas nematė, aš pati kaip karpuosi plaukus, yra iškarpyti tie plaukai ir čia ilgesni plaukai negu viršui, tai bandom. Šiaip paskutinį kartą plaukus kirpau žiemą ir dabar tikrai kirpsiu tai po vasaros, manau. Žinau, kad ant tos galiukus reikia dažnai kirpti, bet nenoriu aš ir per dažnai to daryti. Norisi ilgų, gražių, sveikų plaukų. Kitas dalykas, kurio nebedarysiu savo plaukams, tai faktas, aš naudoju visą tą karštį ir taip toliau, tai nėra gerai, bet aš tiesiog bent jau vienu dalyku pamažinsiu, kas kenkia mano plaukam, tai nustosiu naudoti plaukų dažus, nebedažysiu savo plaukų. Nežinau kuriam laikui, bet dabar dažydavau kas metus, kas pusę metų rudai plaukus, tamsiai rudai. Man yra rudi plaukai šiaip, iš šaknis net nesimato, nors iki čia yra ataugę iš tikrųjų. Nėra, kad labai matytųsi, bet pas mane natūralūs plaukai yra nuo čia tamsiai rudi ir tada jie šviesėja ir vasarą šis galai būna net blondiniški tokie. Tebūnie, tegul atauga mano tie plaukai, kokie jie yra. Nebenoriu dažyti, nes tarp dažų vis tiek daug visokių nesąmonių, tai... Okei, baigiau aš čia juos taip skrenčiant. Ar kažkiek daugiau susigarbanoju, negu man šiaip susigarbanotų? Nežinau, bet tas garbanojimasis man net nėra taip svarbu, man svarbu, kad nebūtų pasišiaušę tie plaukai ir tos garbanos laikytųsi savo vietoj ilgesnį laiką. Žodžiu, pasirodysiu, kai išdžius plaukai. Jau praėjo daug laiko ir mano plaukai kokiais 99% yra išdžiūvę ir atrodo labai gerai. Atrodo žiauriai gerai. Friz beveik nėra, kaip matom. Tik mano minusas tikriausiai buvo padarytas, aš per daug produktų uždėjau, tai tie plaukai kieti. Prasme, aš nemoku paaiškinti, kur yra daugiau to produkto. Va čia, tarkim, aš uždėjau jo daug, tai tie plaukai tokie netraška, bet jeigu dar būčiau uždėjus jau traškėtų, žinau. Tai man tas nelabai patinka, bet čia sakau, čia gali būti mano dalykas, kad aš pati uždėjau per daug to produkto, tai... Sveikučiai, trečiadienis šiandien ir vėl susimatom, nes toks biškį dažuvų atsitiko, vėl pasiėmiau siuntą, tai vėl parodysiu, ką gavau iš AliExpresso. Vakar tiesiog atėjo žinutė, kad atėjo siunta, bet buvau labai nustebus, nes ta siunta atėjo per 11 dienų. Iš AliExpresso per 11 dienų, labai greitai, bet tiesiog darom siuntą. Vienoje siuntoje 2 siuntos. Žodžiu, anąkart, kaip aš kabinau va šituos dalykėlius, aš klijavau juos ant 2 pusės lipnios juostos. Ir man jie lygiai tą pačią naktį nukrito. Tai susakiau Command Hoops. Manau, tikrai žino tokius dalykus. Tiesiog ant vienos pusės iškliuoju, ant kitos ir tada, žodžiu, šitie dalykai labai gerai laiko. Bet, kaip matot, jie kaba dabar pas mane. Ir kaip jie čia kaba, tai kai aš pirkau pakabinti būtent tam plakatui, aš nusipirkau tokių smeigtukų. Ir aš tiesiog įsmeigiau tą smeigtuką į sieną. Ir tiesiog pakabinau ir gaus kaip ant vinuko pasikabino ir kuo puikiausiai laikosi. Tai nežinau, aš bandysiu dabar ant šitų klijuoti. Gal, nežinau, nėra dabar būtinybės, nebent šitie iškristų, tai tada, bet aš čia jų 80 užsisakiau. Žodžiu, kad užtektų visam gyvenimui. Va šitą dalyką aš labiau laukiu. Čia, žodžiu, yra medžiaginis austeris, nu, kaip šitą nusipirkau, tik tai yra daug didesnis. Ir manau, šiandien uždėsim jį virš
lovos mano, nes aš sakiau, kad man per daug tuščia. Ir kokybė, kokia gera, tai sumokė kokius iki 10 eurų. Ir jie actually... Čia man reiks atsiskaus gražus, aš negaliu. Ta prasme, jisai huge. Jeigu kažkam reiks linko, parašykit, nes, nu... Žiauriai nice. Tai aš manau, einu atsigerti kavos ar kažko ir eisim užtikliuoti šitą dalyką. Aš pagalvoju, kad aš nenoriu laukti, tai uždedam tiesiog dabar, pasižiūrim, kaip atrodo. Ir šiandienai bus tiek įvykių, manau. Nežinau, man tai žiauriai pagyvina kambarė, gražiai atrodo. Ir toks tipo... Nežinau. Dabar ir šitą sieną ir ana man toks faina. Visiškai neišėjo man su tais mygtukais pakabinti. Jie tiesiog nelindo pas mane į sieną. Čia pakankamai jis yra sunkus. Tas plakatas, tai tiesiog neišlaikytų. Tai su tais common hoops, nu tom juostelėm priklėjau kampus. Matau, kad biškai kreivokai, bet nebenoriu aš atlipinti 100 kartų, tai dabar tegul būna. Sveikučiai, aš Kaune. Ir kodėl aš Kaune, tai nes šiandien darausi tatuiruotę. Ir ten Viltė sėdi, pasisveikink. Ir jo, šiandien darausi tatuiruotę ir realiai šitą video dėl to ir prašiau pažiūrėti iki galo, nes važiuosiu kartu jūs pasidarysim tatuiruotę ant šitos rankos, dėl to jinai pas mane šiandien atidengta yra. Ir jo, kartu pasidarysime mano trečią tatuiruotę. Šiek tiek nefilmavau, kaip čia atvykau ir panašiai, nes, nu, tiesiog, čia toks vlogas savaitės yra, o ne dienos. Tai nefilmuoju savo kiekvieną žingsnio, bet vakar ketvirtadienį atvažiavau pas brolį savo, pas draugę į Kauną. Ir šiandien penktadienis, tai šiandien važiuosim darytis tatuiruotę. Žiauriai excited esu. Senai jau galvojau, kad noriu naujos tatuiruotės, tai pagaliau sugalvojau, ko noriu ir šiandien pasidarysim. Einu į parduotuvę, išsikeisti pinigų. Ir tada jau eisim į stotelę, važiuosiu į kitos vietos, nes visai tolokai. Aš jau Kauną nepažįstu beveik nei kiek nepažįstu. Bet kaip nors su žemėlapiais atsidursim, kur reikia, manau. Jau esu grįžus ir jau patatuiruotės ir jau pasidarius, nelabai išėjo kažką pafilmuoti, tai atsiprašau dėl šito. Parodysiu dabar tatuiruotę, bet kol kas jinai yra, kaip matot, užklijuota. Tai tatuiruotė yra štai tokia gėlytė. Šiaip, manau, matot, poros valandų nusimsiu plėvelę, galėsiu parodyti, kaip atrodo. Bet, šiaip aš labai laiminga. Tokia, kokios norėjau. Gal šiek tiek didelė, man atrodo, jinai. Bet tiesiog akis nėra pripratus, kad iš vis čia kažkas būtų, tai šiek tiek toksai išsigandęs dar mano kūnas yra, galvoja, kas čia per daiktas ant tavęs. Šiaip visa procedūra truko apie 1:30, maždaug valandą pačią tatuiruotę darėm, kitas pusvalandis visokiem pasirašymam, pačios tatuiruotės dizainui, nes aš meistras jau turėjau eskizą, bet vis tiek koregavom šiek tiek, nes aš šiek tiek tokių pakeitimų norėjau. Tai jo, bet šiaip ta valanda labai greit praėjo, nes labai fainas meistras, daug kalbėjomės, tai tas skausmas toks, nesakyčiau, kad labai didelis buvo. Gal tik šitoj vietoj, nes čia kaulas, o daugiau čia visa ranka yra minkšta, tai ant minkštos vietos tikrai nėra, kad skaudėtų labai. Tas skausmas jis yra, bet jis tiesiog yra priprantamas. Šiaip labai gerai jaučiuosi, sėdžiu ir laukiu Viltės, kol grįš iš universiteto. Paskui sakau, gal ir parodysiu be šitos plėvelės, bet dar turiu šiek tiek su ja pabūti. Ir jo, šiaip labai laiminga esu. Ai, dar nepasakiau, nežinau, ar pastebėjote ar ne, bet aš nebeturiu šito auskaro. Turėjau 3 metus jį, pajaučiau jautrumą dantų ir tokį kaip ir keistą pojūtį prie šitų priekinių dantų. Ir nuvėjau internetą, prisižiūrėjau visokių YouTube'ės video, kad, žodžiu, ilgas to auskaro nešiojimas, tas dantenas, nu čia viršai, kur yra dantenos,
jas išgula ir daro žalą ir ten jeigu 10 metų nešiosi, tau dantis gali iškristi. Šitas naujienas aš išgirdus labai greitai atsiskau tą Auskarą ir nusprendžiau, kad užtenka man 3 metų su juo būti, nes aš visiškai lygiai 3 metus, ta prasme, kiekvieną dieną nešiau tą Auskarą. Praėjau daugiau laiko, tai nuimkime šitą dalyką, čia jau įskaudės biškį. Aš čia su draugė kalbu, ne su savim. Au! Au! Rimtai skauda. Ne, ačiū. Au! Au, au, au. O čia tai labai skauda. O, gerai, važiuojam. Jei! Eisim nuplauti ir patepsim su kremu ir tada parodysim, nes čia dabar yra įsiliejusių dažų biškutį. Ok, nuploviau, tai va dabar atrodo štai, taip, tatuiruotė. Taip, iš šono atrodo, nežinau, kaip jums parodyti. Iš priekio, žinai, taip atrodo, šiek tiek matosi, bet iš priekio nėra, kad labai matytųsi, nebent šitas. Bet iš šono labiausiai matosi, iš nugaros. Ok, cool. Tai va taip atrodo. Skauda labiausiai gėlytės vietą, tų linijų nėra, kad labai skaudėtų. Tai jo. Nu, aš labai laiminga. Tuo vaizdu, kurį matau. Dabar jau tikrai pripratau, tai džiugiuosi tokia. Pagaliau, nice. Užsitęsim tą paliuką ir viskas. Galimai nebefilmuosiu daugiau ir tiesiog užbaigsiu šitą video čia, nes jau visą savaitę jums filmuoju. Tai ačiū, kad žiūrėjai, būtinai pasubscribink šitą kanalą, palaikink, pasiek mane Instagram'e ir TikTok'e. Jeigu turit kažkokių idėjų, kokio video norit, tai būtinai parašykit man į komentarus arba Instagram'ą, o šiaip susimatysim kitam video, nežinau kokiam, bet susimatysim. Bye. And it goes a little